Taip, kaipgi viskas prasidėjo. Tikrai visos mokyklos dalyvauja įvairiausiose kino pamokose ir tikrai yra gerai žinomas šis metodas, kiek jūs esat matavę, kiek tai yra paveiku, jau yra viena. Bet iš tikrųjų didįjį sprogimą mano mokykloje, mano širdį, mūsų aplinkos, apie daug ką šnekėjom, tai tikrai susprogdino filmas Drugelio širdis, kurį žiūrėjom visi. Pradžioje komanda mūsų, po to vaikai, mokytojai, tėvai. Ir tikrai po šio filmo galutinai supratau, kaip veikia žmogaus nuostatas, bet kurio amžiaus žmogaus filmai, knygos, teatrai ir panašiai. Ir čia matot nuotrauką mūsų mokyklos mergaitę, kurią man paskambino mama ir sako, arba rodykit kitą filmą, arba kažkaip, nes Drugelio širdies, tą dainą, kuri skamba filme, mano mergaitė nuolat dainuoja namuose. Taip, žinojau, kad Gaudrė labai gerai dainuoja, ir tuo metu buvo antrokė, tai sakau, Gaudrė, padainuojam. Ir šiandien šita daina, Drugelio širdis, yra tapę mūsų mokyklos antruoju himnu. Mes ją tikrai dainuojam per įvairiausias šventes. Ir čia matot Gaudrė su logopedė, kurios atlieka didžiausią mūsų mokyklos renginį. Žemynos vakaras vyksta toks labai didelis bendruomenės visos renginys. Šiaip Gaudrė yra mikčiojanti mergaitė, bet kaip ji atlieka šitą dainą kartu su logopedė, gaila negalėjom čia atsivežti, bet Judita girdėjo, tai ir šita daina tai, kas iš tikrųjų ir užkabino. Ir kągi, prasideda tūkstantmetis. Įtraukusius ugdymas. Aišku, aš toj komandai esu ir galvoju, ką mums leis, kągi leis mums čia tokio nuveikti. Ir kai pamačiau, kad bendruomenės profesinis augimas, na, aišku, visi įsivaizduoja mokymai, vėl kur daug esam kur dalyvavę, bet galvoju, ne. Pradėjom komandoje diskutuoti, viskas gerai, mokymų šiek tiek reikia, yra tų šiuolaikiškų dabar, bet kažko tai trūksta. Nebus tai, ko norėtumėm, ne tai, ką įsivaizduojam. Ir pradėjau tokią mintį komandą ir tikrai daug diskutavom. Žiūrim filmus. Tikrai žiūrim filmus įvairiausias, tikrai šiai dienai yra labai gerų filmų ir lietuvių, ir užsienio kūrėjų. Skaitom knygas, kalbam, diskutuojam. Nes didžiausias tikslas buvo, kad pajustų tai žmonės savo širdise, kad kažkas atsitiktų galvose, nes kitaip infrastruktūra, kokybiškas ugdymas tikrai nebus be šių dalykų. Ir kągi, diskusijos vyko komandai, pasirengėm pažangos planą, viskas gerai, knygos, filmai, paslaugos pirkimas. Aišku, įsivaizdavom, kas turėtų paslaugą nupirkti, daug bendravom su Panevėžio kino centru Garsas, viskas gerai, pirkimai vyksta, viešieji pirkimai ir aišku, laimė Garsas. Aha, ką dabar daryti, bet jau buvo tiek to laiko, buvo praeita vasara visa ir nėra laiko, nes daug turim parodyti, tiek to, sakom, bus gerai, vis tiek, filmai yra filmai, kažkaip tai vis tiek ne jie burso ir yra tai, kas sukurta, viskas gerai. Rašome sutartį. Nepateikė jie dokumentų, valiau galvoju. Bet Garsas tik 3 vietoje. Aha, tik jų nebeprisimenu jau kas ten yra laimė, net negirdėtos visiškai jokie kino centrai, visiškai negirdėtos įmonės. Aha, 2. Okei, kas belieka. Nieko, nes laiko jau tikrai nebėra. Jau tūkstantmetis tikrai mums nepratęs visų šitų dalykų. 2 iš viso, jokius nebeatsako, nepateikė dokumentų, valio, 3 liko Garsas ir su Garsu sudarom sutartį, viskas gerai, aptariam, kaip turėtų būti, kas vaikam, kas mokytam, kas tėvam ir panašiai. Bet dar rengiant patį techninę specifikaciją, tikrai padėjo labai daug pirkimų specialistė ir manęs jinai klausė, ar teisingai čia tie skaičiai. 36 seansai. Sako, taip, teisingai. Sako, tai neįmanoma, kaip tai neįmanoma. Tikrai įmanoma. Sako, kažkaip tai, gerai, jeigu sako, galbūt įsivaizduojat, kaip tai vyks. Tikrai, sakom, įsivaizduojam, mes esam viską susiplanavę, tikrai įsivaizduojam. Gerai, po to, kai jau vyko, jau pradėjom rodyti filmus, buvo su tūkstantmečio mokyklo komanda, tas nuotolinis susitikimas, aptarimas. Irgi kažkuri mergina manęs klausė, ar tikrai jūs tą padarysit?
Antras toks klausimas, kame čia yra, kodėl? Taip, aš tikrai tvirtai jau mes pradėjom, viską susidėliom su komanda, visą kalendorių visų metų, tikrai viskas įmanoma, bet kartais man tokios mintis kilo, kodėl taip nepatikliai. Niekas neklausia skaičių, kiek vaikų, kiek mokytojų, nes ant viską reikia įsirašyti, bet prie tų seansų kartų taip labai, taip klausia visi, bet to buvau tikra ir nei kiek nebejojau. Kągi, prasidėjo įvairiausių tų filmų peržiūros, taip įvyko ne 36, o 41 seansas. Šiai dienai pradėjom rugsėjo mėnesį, šiandien gegužės vidurys, tai 41 seansas, parodyti 22 filmai. Nes kai kurios filmus tos pačius rodėm ir mokytojam, ir vaikam, ir tėvam. Buvo keletas ir tokių pat. Aišku, tikrai čia įdėjau tuos filmus, kurie tikrai labai paveikus. Jų turinio tikrai neaptarinėsiu, bet dalyvau daug diskusijose, nes po kiekvieno filmo vykdavo aptarimai. Iš Panevėžio garso edukatoriai atvažiuodavo gyvai, nebuvo jokių nuotolių į visus seansus. Ir, pavyzdžiui, parodom filmą vieną antrokų grupiai, bet aptarimai vykdavo su kiekviena klase atskirai, taip kad tikrai vaikai galėtų kalbėti, diskutuoti. Ir didžioji esmė tuose aptarimuose ir kaip išgirsti, ką vaikai sako, ką sako mokytojai, ir tokių gerų dalykų, ir nustebinančių blogąją prasme. Ir kai vienas mūsų berniukas, šeštokas, romų tautybės berniukas, tikrai su juo labai sudėtingai traukti ugdymo procesą, praktiškai nežinau, ar galim sakyti sudėtinga, praktiškai neįmanoma. Ir kaip jis diskutuodavo po šitų filmų, kaip jisai kalbėdavo ir suprasdam, taip, šitas vaikas tikrai gyvena gyvenimą. Ir kiek jis įvairiausių minčių turi. Čia nuotrauka yra pati pirma iš paskutinio seanso tėvams, kur turėjom be galo didelį stresą, nes yra skaičiai, kiek turi tėvų peržiūrėti filmą. Paskutinis seansas tėvam trūksta dar 75 tėvų. Gi negali dubliuotis, nes viską ten susižiūrėjom, nes yra tėvai, kur eina į visus seansus, o yra kur, nieko. Kaip dabar tuos 75 reklama visai kaip. Čia mūsų yra Pakruojai sinagoga, kaip jau pasiruošiam demonstracijai viską, aš jau klausiu, kiek čia pas jūs tiksliai yra vietų. Sako 100. O, tai tikrai užteks. Sako, jeigu reiks daugiau, tikrai turim, pristatysim kėdžių. Ne, tikrai nereiks daugiau, nes tiek nebuvo niekada susirinkę ir, kaip tuos 75, nes reklama pro visur. Ir pradėjo eiti. Pradėjo eiti tėveliai tikrai būriais, su vaikais. Ir kągi, ir kėdės nešam, ir dar nešam, ir galvoju, net nesutalpinsim. Ir iš tikrųjų atėjo 140, tai vis tik ką reklama, ką žodžiai gali. Ir galbūt, aišku, mūsų daug tas kalbėjimas apie visą tai. Tai diskusijose vaikai įvairiausiai išlėdavo savo emocijas, savo mintis. Ir vienas filmas, Žaidimų aikštelė, labai skaudus filmas, kai žiūrėjom jį su tėvais, labai paprastai, diskusija vyko sklandžiai, gana tėvai taip išsakė kokias mintis, ką jie patiria vaikai išleisdami mokyklą, jeigu naują mokyklą ateina, taip liktai viskas aiškiai. Tai be jokių emocijų čia per vasario mėnesio atostogas mokytojams šitą filmą. Tyluma, aišku, ir po filmo edukatorė jau nori vesti diskusiją, visiška tyla. Mokytoja apie 60, visiška tyla. Vėl jinai klausia, matau, kad tikrai nebėra visai patogu, visiška tyla. Ir viena mokytoja išdrįso. Leiskit mums patylėti 10 minučių, nes po šitokio filmo mes neturim žodžių. Tai va, ir pamatai, kaip skirtingai mato tėvai, kaip skirtingai mokytojai, nes kiekvienas mes žiūrim iš savo pozicijos. Ir tikrai tame filme buvo taip pat labai daug parodyta tokių, ko mes mokytojai kartais nepastebėm. Galbūt kartais nenorim pamatyti ir galbūt dėl to mokytojai va taip sunkiai reagavo. Knygas skaitėme tikrai įvairiausias, knygų tokių diskusijų mes nedarydavom, nes vienu metu skaitydavom skirtingas knygas. Matot knygą Mergaitė? Šita knyga buvo turbūt pirmoji, kuri perskaityta, sunki knyga, tikrai nėra lengva. Ir po to viena mergina norėjo stoti pedagogiką. Gerai, sakau, tu perskaityk šitą knygą, jeigu tu perskaičius ją, tikrai pasakysi, kad taip, aš tikrai noriu dirbti su vaikais, tikrai noriu būti mokytoja, viskas ok, tu tikrai stok.
Ir mano kolegė lietuvių kalbos mokytoja sako, Aida, tikrai klaidą padarė. Po šitos knygos mokytojų niekas nenorės. Sako, tikrai garantuoju, niekas. Nu, bet aš jau tą pasakiau. Ir mergaitė perskaičiusi šitą knygą pasakė, dabar aš supratau, kad aš noriu dirbti tik su vaikais. Ir jin sėkmingai dabar yra 2 kurso studentė. Aišku, autizmas dalis manęs, turbūt jūs daugumą skaitėt, mes irgi dabar visi skaitom, kalbam, diskutuojam, tai viena iš geriausių knygų lietuvių kalba parašyta apie žmonės, kurie čia esame mes. Ir kas dar esmė, kad mokytojai, tėvai pradėjo siūlyti, ar šitą filmą matėt, ar šitą spektaklį pažiūrėjot. Šitas spektaklis Panevėžio Miltinio dramos teatro yra kažkas tokio apie žmogų, autistišką žmogų. Ir visur, ką gali šalia esantis mokytojas, ką jis gali, kokia vis tik yra mūsų labai didelė įtaka. Šią istoriją idėjau labai trumpai papasakosiu, vyko mokymai, taip pat įtraukties Vilniuje ir švietimo centras klausė, ką galim tokio dar po mokymo nuveikti. Sakau, einam į kavinę Pirmas blynas. Tikrai bus toks relaksas, labai faina, ten irgi žmonės įvairiausi aptarnaus, tikrai visiems labai patiks. Viskas gerai, mes ten pavakarieniaujam ir išėjus iš kavinės viena mokytoja tikrai labai gerai dirbanti. Ir turint ginanti savo vaikus, jinai klausė, na kaip Aida, sakau, aš esu, sakau, jau buvus visą kitą, bet ne toj vietoj, kur dabar šitoj bažnyčioj, kitoj vietoj, tai patiko man ta aplinka, sako, ne, aš ne apie aplinką, aš nemačiau aplinkos. Sakau, apie ką? Sako, aš ir dabar esu, sako, aš visa esu pašiurpus. Sakau, kas, maistas buvo neskanus, aš tikrai kažkaip, ne iš karto supratau. Sako, ne, aš supratau, kiek aš dar turiu augti. Kiek man dar reikia augti. Aš galvoju visada, kad aš esu labai taktiška, labai tolerantiška ir priimu visus. Bet pasirodo, kai susiduriu su realybė, kad ne visai taip. Ir kodėl Suomija, Danija, Islandija, Švedija, tai šalis pagal paskutinius duomenys yra pačios laimingiausios. Taip, laimingumo koeficientą matuoja įvairiais rodikliais, bet tai šalis, kuriuose žmonės gyvena visi kartu. Ir, kaip sakau, šita citata vienos aktorės mamos, galėtų būti ir 1000 mokyklų įtraukties citata, laukiu tos dienos, kai mes pasijusim savi šitoj planetoj. Savi tarp žmonių. Ne ypatingi, o paprasti. Paprasčiausiai savi. Aš taip stipriai jos laukiu, kad net atrodo, jog gimiau tik tam, kad sulaukčiau tokios dienos. Paprastos dienos. Tai va šitas toks įtraukties tikslas ir yra sulaukti ir gyventi paprastoj dienoj. Ir žinot, kas yra vienas pats svarbiausių ir ypatingiausių dalykų? Matyti tą virsmą. Matyti tą virsmą ir ypač būti jo dalimi ir jį kurti. Ką, labai ačiū.